Nathan Carman tada buvo vos 22 metų jaunuolis turintis autizmo sutrikimų. Jis neturėjo daug draugų, todėl jis buvo labai artimas su savo mama Linda. Nathan sakė, kad jo mama buvo jam geriausia draugė ir vienas jų mėgstamiausių užsiėmimų buvo žvejoti kartu. 2016 m. rugsėjį jie nusprendė vykti žvejoti į jūrą, tad jie išvyko prieš pat vidurnaktį rugsėjo 16 dieną. Nathan turėjo savo valtį, kurią jis nusipirko vos porą mėnesių prieš įvykį. Jie pranešė keliems draugams, kad grįš sekmadienį ir išvyko į žvejybą. Jie nusprendė plaukti tolyn nuo kranto, kas jiems užtruko beveik visą naktį. Kai jie nepasirodė kitą dieną, jų draugai pranešė vietiniams gelbėtojams apie Lindą ir Nathan ir šie išplaukė jų ieškoti. Paieškos truko 6 dienas, bet jokių Lindos ar Nathan ženklų nebuvo rasta. Po 8 dienų rugsėjo 25 dieną kiti žmonės su krovininiu laivu rado Nathan plūduriuojantį vandenyje ant plausto. Taigi, Nathan buvo vandenyne 8 dienas, iki kol jis buvo atsitiktinai rastas. Nathan pasakojo, kad jų valtis nuskendo, kai jis rado gedimą valties variklyje ir valtis staiga prisipildė vandens, o kol jis pats spėjo išsigelbėti, jo mama jau buvo dingusi. Policija buvo sutrikusi dėl Nathan pasakojimo ir jo būsenos. Jis neatrodė nusiminęs ar šokiruotas po visų įvykių, kas jam nutiko, o jo mama vis dar buvo dingusi. Deja, manoma, kad jie tiesiog nesuprato, kad Nathan serga autizmu ir jo manieros skiriasi nuo kitų. Policija nuo pat pradžių manė, kad šis įvykis buvo keistas ir kad Nathan turėjo kažką bendro su Lindos dingimu ir galima mirtimi. Keli žmonės sakė, kad jie matė, kad Nathan gręžė skyles į savo valtį vos kelios valandos iki jiems išplaukiant, kas jiems pasirodė keista. Dar vienas keistas dalykas šioje istorijoje yra, kad Nathan neiškvietė pagalbos, nors valtyje buvo radijo priemonės susisiekimui su gelbėtojais, deja, gelbėtojai jokių žinių apie nelaimę negavo. Tyrėjai vėliau tyrimų metu atrado, kad 3 metai iki šios nelaimės Nathan senelis John buvo nužudytas ginklu tokio pat kalibro kaip ir Nathan ginklas, kurį jis turėjo nusipirkęs vos keli mėnesiai iki John mirties, bet šis ginklas niekada nebuvo rastas, o Nathan senelio nužudymas taip ir liko neišspręstas, nors Nathan iki šiol yra pagrindinis įtariamasis John žmogžudystėje ir jo paties mamos Lindos dingime, bet kiti netiki, kad Nathan Carman turėjo ką nors bendro su šiomis nelaimėmis. Nathan taip pat bandė prisiteisti $85 000 už valties gedimus ir nuskendimą. Deja, teismas nusprendė, kad valtis jam buvo parduota tvarkinga ir nuskendo dėl paties Nathan kaltės ir netvarkingo remonto.